Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Matą, kurią apmąstysime šią savaitę. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: Tyrose šaukiančiojo balsas, taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdarų, o strėnas buvo susijuosios odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalėje gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukėjų, einančių krikštytis, Jonas juos barė: Angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite tikrų atsivertimų vaisių ir nebandykite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš 100 akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jūs krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane. Aš nevertas jam nė kurpių nuauti. Jisai krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi, jo rankoje vėtyklė ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Tai Viešpaties žodis.